Tai Kristina man čia tokį rašinėlį parašė, tikriausia testuoja mane, ar aš tikrai visas raides pažįstu ir sugebėsiu tiek perskaityti. Na, bandysiu. Taigi klausimas prasideda ir kadangi klausimas yra labai ilgas, aš tada jį skaidysiu į dalis ir neskaitysiu viso iš eilės iki galo, bet skaitysiu vieną kitą sakinį, pabandysiu atsakyti, tada toliau skaitysiu ir taip toliau, nes antraip klausimų čia yra labai daug ir aš jeigu bandysiu perskaityti viską iš karto ir po to pateikti vientisą atsakymą į viską, kažką būtinai pamiršiu arba praleisiu. Na, pradedam. Užsispyrę riebalai arba riebalus kaupiančios vietos. Kaip elgtis su jomis, kaip jas atakuoti. Mano probleminės vietos yra aplink kelius ir rankos. Žinau, sakysite, kad nėra lokalaus riebalų deginimo. Taip, iš esmės nėra lokalaus riebalų deginimo ir jeigu jūs vienai arba kitai vietai, tai yra jūs minite kelius arba rankas, tarkime, kalbant apie rankas, tai viena iš probleminių moterų vietų yra galinė rankų dalis, tricepsas, ir ten kaupiasi daugiau riebalų ir jeigu jūs ten darysite ne 2 arba 3, o 5, 6, 16, 60 pratimų, nuo to pernelyg smarkiai niekas nepasikeis, dėl to, kad riebalų deginimas iš esmės priklauso ne nuo pratimų skaičiaus, kiek tai vietai, vienai arba kitai vietai arba probleminiai zonai atliekate, bet nuo bendro suvartojamų kalorijų skaičiaus. Kadangi ten yra riebalinės sankaupos, tai reikia iš maisto gauti mažiau kalorijų, negu jų sudeginate per dieną, įskaitant ir visas organizmo funkcijas, ir kuriams organizmas naudoja energiją ar degina kalorijas, ir jūsų fizinį aktyvumą ar protinį aktyvumą, tai yra jūs turite sudeginti daugiau kalorijų, negu gaunate iš maisto, tada turėdamas tą deficitą padengti, organizmas jau degina kūno riebalus ir tada degina riebalus žinoma nuo viso kūno ir nuo probleminių vietų taip pat. Ir ne nuo probleminių, nes labai dažna bėda ir dažnas klausimas būna moterų, kaip numesti riebalus, suvažinti riebalinį sluoksnį, numesti pilvą, bet kad nesumažėtų krūtinė ar kad veidas nesuliesėtų. Taip niekada neatsitiks, dėl to, kad kai kūnas degina riebalus, jisai degina visur, lygiai taip pat kai kūnas kaupia riebalus, jisai kaupia visur ir jums kaupiasi ne tik ant šlaunų, ne tik ant galinės rankų dalies, ant pilvo, bet net ir ant pirštų, ir ant kaklo, ir ant veido, absoliučiai visur. Tiesiog taip yra. Tiesiog taip veikia organizmas ir nei aš, nei kažkas kitas jau to nepakeisime. Gerai. Kur čia aš skaičiau? Pažiūrėjus rankas iš galinės pusės atrodo, kad nieko nekilnoju, plus bendra ranko apimtis yra didelė, o ties bicepsų odos susigriebė gal 0,5 centimetro, o ties tricepsų 1,5 centimetro. Tai yra normalu dėl to, kad, kaip minėjau, ties bicepsų riebalinis sluoksnis šiaip jau yra visada mažesnis, o ties tricepsų didesnis. Tai jau čia bendra yra ir vyrams, ir moterims, o moterims ypatingai ir ties galinė rankų dalimi. Moterims riebalinės sankaupos paprastai yra didesnis ir būtent dėl to tai yra probleminė vieta vėlgi. Taip yra, nieko nepadarysi. Tai su ta bėda kovojate ne tik viena jūs, daugelis merginų ir moterų tą bėdą turi. Tada. Toliau, kokią taktiką rinktis? Ar daugiau dirbti ten reikia, tai yra ties tomis probleminėmis vietomis ir būti kantriai, kad kai dar pamesiu riebalų, galiausiai nukristi ir nuo ten. Tai labai jau diskutuotinas klausimas, dėl to, kad pirmiausia, kaip sakiau, jeigu ten dirbsite daugiau, atliksite daugiau pratimų, tai nebūtinai reiškia, kad toje vietoje riebalai labiau degs, tam reikia bendrai mažinti kalorijų skaičių ir matote, esminis dalykas yra tas, kad visi iš mūsų turime tam tikras probleminės vietas, tik tai mūsų visų probleminės vietos yra skirtingos. Jūsų probleminės vietos, kaip jūs minite, yra keliai ir galinė rankos dalis. Man riebalai labiausia kaupiasi ant pilvo ir nugaros. Ir tarkime, kai pradedu laikytis dietos, visur jau galiu atrodyti daugiau mažiau neblogai, bet pilvas dar nėra pakankamai ryškus ir nugara nėra pakankamai ryški. Ir norint dar labiau juos išryškinti, reikia dar labiau spausti dietą ir tokiu atveju, žinoma, mažėja riebalinis sluoksnis vėlgi nuo visur. Ir tai manoma padaryti tas probleminės vietas visiškai išspręsti, taip, kad jų absoliučiai neliktų, galima tik tai labai griežtos dietos pagalba ir pakankamai ilgos dietos pagalba, bet kita bėda yra tokia, kad iš tiesų tos labai griežtos dietos kiaurus metus jūs negalite laikytis, dėl to, kad organizmas negali funkcionuoti, normaliai funkcionuoti ir būti sveikas, turėdamas labai mažą riebalinį sluoksnį.
Ir vyro organizmas gali su tuo tvarkytis lengviau ir ilgiau negu moters organizmas. Tai tiesiog šiuo atveju, jeigu savo keliate ir labai aukštus tikslus, tai labai galimas dalykas. Man vėlgi šiek tiek sunku kalbėti dėl to, kad aš matau tik tai skaičius, bet nematau jūsų nuotraukų. Labai galimas dalykas, kad jūs savo keliate pernelyg aukštus ir netgi nerealius tikslus. Tai yra padaryti idealią formą galima labai trumpam laikui, tokiam dalykui kaip varžybom, filmavimas, kažkoks pasirodymas, fotosesija ar panašiai, bet išlaikyti tą formą neįmanoma. Ir bandant tą padaryti, pasekmės būtų tragiškos. Tai yra pasekmės sveikatai, kai kuriais atvejais gyvybei ir kultūrizmo istorija, ir profesionalaus kultūrizmo istorija turi pavyzdžių, tokių blogų, tragiškų pavyzdžių, kaip žmogus bandydamas išlaikyti formą kiaurus metus, nugyveno, man atrodo, Andreasas Münsteris nugyveno 31, 32 ar 33 metus, kažkas mirė panašaus amžiaus, būdamas kokio dabar esu aš. Taigi, nemanau, kad verta tai daryti. Beje, treniruojuosi su svoriais apie 5 kartus per savaitę, naudoju ir sunkius ir lengvus svorius, keičiu pakartojimų skaičių priklausomai nuo programos, plus darau aukšto intensyvumo kardio, kuris trunka 10-15 minučių, arba lėtesnio tempo kardio 15-30 minučių, ir kartais rečiau nei kartą per savaitę išbėgu valandą į laukę pabėgioti. Na, kardio krūvis bet kuriuo atveju riebalų deginimui reikalingas ir jis tai yra efektyvus. Ir kardio krūvis taip pat reikalingas, norint stiprinti širdies ar kraujagyslių sistemą ar būti sveikai. Bet kaip minėjau, esminis yra dalykas, kad ko gero, aš taip spėju, vėlgi, sakau, nematau jūsų nuotraukos, bet jūs keliate savo šiek tiek per aukštus ir nerealius tikslus, arba jeigu tas tikslas realus, jis realus tik tai labai trumpam laikui. Tada sekanti klausimų dalis. Vanduo kūne, water retention, tai yra turima omeny, kuomet kūnas po oda sulaiko vandenį. Kaip tu patartumėte tvarkyti su šituo reikalu? Taip, esu moteris, todėl žinau, kad turiu tikėtis vandens kaupimo tam tikromis mėnesio dienomis. Taip, tai yra natūralu, kad moters organizmas artėjant mėnesinėms ir mėnesinių metu kaupia daugiau skysčių ir moteris dėl to gali ir daugiau sverti ir nereikia to išsigąsti, tai nebūtinai yra padidėjęs riebalinis sluoksnis, tai yra tiesiog daugiau vandens organizme susikaupia. Tai yra normalu ir tai yra neišvengiama. Ir gerai, kad tai vyksta, jeigu jūs dar sergate mėnesinėmis, reiškia jūs sveika ir su jumis iš tiesų viskas tvarkoje. Mityba pas mane lyg ir sureguliuota ir tada jūs čia rašote, kiek gramų to ir ano jūs valgote ir visi tie skaičiai teisingi ir viskas čia protinga. Ir kalorijų skaičius yra apie 1600, taigi jeigu esate aktyvi, tai šitas skaičius yra normalus, jis galėtų būti gal net ir šiek tiek aukštesnis, bet vėlgi labai sunku pasakyti, nematant nuotraukos, nematant riebalinio sluoksnio. Vandens stengiuosi išgerti bent 2-4 litrus, tai yra labai daug, tai yra 4 litrai, tai ir gali būti ir vyro vandens norma. Bet turiu problemų, išgeriu daugiau, prasideda pilvo skausmai dėl dirglio žarnos. Daugiau gerti, tiesą sakant, visiškai nereikia. Taigi kokia taktika veikia norint ištraukti vandenį? Pirmiausia, reikia žinoti, kas organizme sulaiko vandenį. Organizme sulaiko vandenį iš esmės pagrindiniai 2 dalykai. Pirmas, gausus natrio vartojimas, tai yra valgomosios druskos arba maisto, kuriame yra natrio, tai yra tos valgomosios druskos, kadangi druska sulaiko vandenį po odą ir dėl to tas raumenų reljefas ir raumenų ryškumas darosi mažesnis ir vandenį taip pat sulaiko maiste esantis konservantai. Kiti konservantai. Druska yra vienas iš konservantų. Kiti konservantai taip pat organizme užlaiko vandenį ir cukrus užlaiko vandenį. Cukrus taip pat yra vienas iš konservantų ir taip pat organizme vandenį užlaiko vandens trūkumas. Tai yra, kai geriama per mažai vandens, organizmas taupydamas tą vandenį pradeda užlaikyti. Ir paprastai norint iš organizmo, iš podos tą vandenį išvaryti, reikia gerti ne mažiau, bet daugiau vandens, tam, kad organizmas gaudamas vandens perteklių pradėtų jį pagaliau šalinti. Nes kol pertekliaus nėra, organizmas vandenį kaupia ir jį užlaiko. Ir tik atsiradus pertekliui, organizmas jau jį paleidžia ir pradeda šalinti. Bet
vandens jūs geriate pakankamai daug, daugiau negu pakankamai, tai priežastis, dėl ko tas vanduo užsilaiko po odą, gali būti slypi kažkur mityboje greičiausia. Išskirtinais atvejais gali būti kažkoks inkstų veiklos trūkumas, bet tokius atvejus ko gero jau žinotumėte. Na ir tada trečia klausimo dalis yra apie odą. Kaip išlaikote lygią odą? Jeigu tai komplimentas man, ačiū. Tiesą sakant, niekaip aš jos neišlaikau ir nieko nedarau. Aš manau, kad daugeliu atveju tai yra genetinis dalykas, tai yra paveldimumas, tai jeigu oda genetiškai šiaip jau yra lygi ir nėra didelių problemų su ja, ir jeigu sveikai maitinatės ir prausitės po treniruotės ir naudos nelieka prakaito arba jo nelieka ilgą laiką, tai oda ir turėtų būti ir lygi ir švari. Kaip išvengti bėrimų ir spuogiukų? Tai vėlgi, jeigu jau nesate paauglė, o bėrimai ir spuogiukai yra paauglystės bruožas, kuomet keičiasi hormoninė sistema, hormoninis fonas, tie dalykai nutinka taip pat. Bėrimai gali pasireikšti kaip alerginė reakcija į tam tikrus maisto produktus. Man tai atsitinka, mane gali berti nuo didelio saldumynų kiekio, ne visada taip atsitinka, bet kartais taip atsitinka būtent nuo saldumynų didelio kiekio, bet kuomet aš maitinuosi švariai ir ypatingai ruošiuosi varžybom, valgau labai daug baltymų, mano oda būtent tuo metu būna švariausia ir tai yra kai kuriem žmonėm keistas dalykas dėl to, kad daugelį nuo gausaus baltymų vartojimo labai smarkiai beria, o mano kūnas atvirkščiai baltymus labai gerai ir labai lengvai pasisavina ir būtent tuo metu, kai aš valgau daugiausiai baltymų, mano oda būna švariausia. Beje, gal galite pasidalinti, kaip tvarkote su kūno plaukais. Manau, vyrams būtų aktualu išgirsti. Na, aš šiek tiek abejoju, ar vyrams būtų aktualu išgirsti dėl to, kad tvarkymasis su kūno plaukais yra šiek tiek specifinis dalykas ir jis reikalingas tik tai sportininkams, kultūristai šalina kūno plaukus tam, kad galėtų grimuoti kūną, o grimuoti reikia tam, kad kūnas būtų tamsesnis, nes užlipus į sceną, kur yra labai labai ryški šviesa, baltas kūnas atrodytų kaip popieriaus lapas ant sniego ir elementariai nei raumenų masės, nei jokio raumenų reljefo, nei jų kokybės, nei atskirimo ir taip toliau būtų visiškai nematyti. Tam reikia, kad oda būtų tamsesnė. Kad oda būtų tamsesnė, reikia ant jos dėti grimą. Tam, kad galėtumėte uždėti grimą ar kad gražiai atrodytumėte, reikia pašalinti kūno plaukus. Tai toks specifinis dalykas mūsų sporto. Aš kūno plaukus skutu peiliuku, tai gal nėra patogiausias dalykas. Man jis yra priimtiniausias, nes aš nesu nuo nieko priklausomas. Aš galiu paimti ir nusiskusti tada, kada man reikia. Vieną kartą aš esu daręs plaukų šalinimą vašku. Žinoma, pirmą kartą tai yra labai skausminga ir tai yra juokinga, kadangi vyrui tai yra skausmingiau negu moteriai. Vienas dalykas dėl to, kad vyras nėra prie to pripratęs. Kitas dalykas yra, kad vyro plaukai yra storesni ir gausesni, tankesni, dėl to ir skauda labiau. Ir šiaip vyrai, kaip minėjau, yra netokie kantrūs ir atsparūs skausmui, kokios kantrios ir atsparūs yra moterys. Trečias variantas, man atrodo, yra plaukų šalinimas kremu. Aš bandžiau kelis kremus, gali būti dėl to, kad aš nemoku tinkamai jais naudotis, bet man kūno plaukų šalinimas kremu nebuvo labai vykęs. Na va, Kristina, regis atsakiau į viską, klausimų buvo daug, atsakymų buvo daug, tikiuosi iš to, ką pasakiau, kažką naudingo sužinojote.